Labas! Sveikinu penktadieniu ir mano video blogo sulaukus. Šiandien norėčiau mestelt kelis patarimus video blogeriams ir atsakyti į klausimą turbūt tik vieną. Ir dar kažką. Baisiai aš nemėgstu tokių video blogerių, kurie per savo video blogus neturi ką pasakyti. Sveiki, mano vardas yra Sigitas. Neturėjau ką veikti, tai pagalvojau, kad reikia kokį video blogą susukti. Tai va, ką aš apie save galėčiau papasakoti. Laisvalaikiu šiaip mėgstu stalčius darinėti. Dar ką nors ten, pavyzdžiui, šaukštus plauta, dar ką nors. Ir šiaip, jeigu jums patiko, dar ten nieks tokių video blogų nežiūri. Tik įsijungia, tik pamato pirmą sakinį ir išjungia lauk. O jau heiteriai tai... Koks tu čia dantis išsiplauktų mikščiau n***ai. Nusišneki, ne tau čia lysti, blėt, į tos ekraną. Tu daunė ir panašiai. Ypač didelė klaida yra, kai tas video blogeris atkreipia dėmesį tokius heiterius. Praeita mano video blogė man prašė tokių negražių, tai aš dabar norėčiau pasakyti jiems, bet aš nesu badantis ir aš muilo turiu ir neauginu ausyse bulvių ir mano akis neišvarvėjusios ir aš nesu žvairas. Ir mano kiaušiniai nėra razinos. O tada jau heiteriam pati duona. Jie to ir te laukia, kol video blogeris atkreipsi jos dėmesį ir tada jau... O, pastebėjo mane! Yes! Nu dabar! Tu valk tą psišikės, kas tos nosį davė, tu dvėsina smirdi šūdais. Tu grybo kotę, tu išverst skūrį, gimęs ryžas. Tu išsigimęs ryžas višt krūšį. Ir apskritai, jeigu matot, kad žmonėms nepatinka, žiūrimumas mažas, vertinimas dar mažesnis, komentarai sušikti, pilnas heiterių, ir ne tik heiterių, bet ir šiaip kritikos, tai tada kokiu velniu jūs dar eikvojat savo brangų laiką. Jeigu taip vyksta, tai tiesiog vadinasi, čia ne jūsų užsiėmimas. Bandykite ieškoti kitų užsiėmimų, kokio nors, pavyzdžiui, sportuot, pasidarbuot, ką nors naudingo padaryt, papieškit, vaistus nuo vėžio, išraiskit. Tai va, tikiuosi nepamiršau nieko paminėti. Tai dar paminėsiu, kad gero jums savaitgalio ir iki greito. Pridengia savo silpnumą kitam laidų gale.